Šiame vaizdo įraše analizuosime, kaip Rusija panaudoja savo šešėlinį laivyną kaip ginklą. Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviai buvo itin svarbus iš dalies palaikant Rusijos naftos ekonomiką po sankcijų įvedimo. Tačiau pasirodė nerimą keliantys pranešimai, kad Rusija beprecedenčių ir netikėtų būdų naudoja šešėlinio laivyno tanklaivius kaip ginklą prieš Europą. Pranešama, kad Rusija pradėjo naudoti šešėlinio laivyno tanklaivius kaip mobilius dronų paleidimo taškus virš Europos teritorijos. Šie tanklaiviai veikia teisinėse pilkosiose zonose, gabendami sankcionuotą naftą, o ši komercinė priedanga juos paverčia idealiomis paleidimo platformomis, išplečiančiomis jų vaidmenį gerokai už ekonominio išlikimo ribų. Paprasto naftos tanklaivio pavertimas dronų platforma leidžia Rusijai vykdyti žvalgybą, judant tarptautiniais vandenimis netoli Europos pakrančių, nesukeliant ankstyvo perspėjimo sistemų. Tai reiškia faktinį Rusijos komercinės laivybos militarizavimą, kuris dar labiau keičia Rusijos keliamos grėsmės lygį Europos vandenyse. Iš tiesų, iš šių tanklaivių paleisti dronai nebuvo naudojami vien simboliniam priekabiavimui, jie skraidė virš NATO karinių bazių ir jautrių objektų Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Danijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir Nyderlanduose. Jų tikslas, atrodo, yra rinkti vaizdinę ir elektroninę žvalgybinę informaciją apie oro bazės, gynybos įmones ir strateginius objektus, tokius kaip branduolinių ginklų saugyklos. Rusija bando atkurti situacinį informuotumą šiuo apėjimo būdu po to, kai 2022 metais iš Europos buvo išsiųsta daug jo žvalgybos pareigūnų. Paleisdama dronus nuo daugybės judančių tanklaivių, Rusija padidina šių žvalgybinių įsiveržimų nenuspėjamumą ir apsunkina kaltės priskyrimą, leidžiant jai veikti nesukeliant tiesioginės politinės reakcijos. Tuomet, kai dronai pastebimi, jie priverčia Europos šalis reaguoti, taip Rusijai suteikiama galimybė patikrinti, kaip greitai kariuomenės mobilizuojasi ir įvertinti jų atsaką. Be to, šie įsiveržimai prisideda prie platesnio Rusijos psichologinio spaudimo, kurio tikslas sukelti paniką visuomenėje kaip atsaką už paramą Ukrainai. Įvykių seka rodo, kad tai nėra pavienis eksperimentas, o sisteminga kampanija, kuri pasiekė piką 2025 metais ir tęsiasi 2026. Iki šiol užfiksuota 144 įtariami dronų pastebėjimai. Naujausias incidentas buvo užfiksuotas 2026 metų vasarį, kai Švedijos pajėgos pastebėjo ir užblokavo droną, pakilusi nuo Rusijos signalų žvalgybos laivo Švedijos vandenyse, kai netoliese buvo Prancūzijos lėktuvnešių grupė. Tai taip pat vienas patvirtintas atvejis, kai dronas buvo paleistas tiesiai nuo Rusijos laivo, įrodantis galimybę, kurią iki tol Europos pareigūnai tik įtarė. 2025 m. rugsėjį dronai privertė laikinai uždaryti Kopenhagos oro uostą ir sukėlė pavojaus signalus visoje Danijoje, kai tame rajone buvo keli Shadow Fleet tanklaiviai. Vos po kelių dienų Prancūzijos komandosai įlipo į vieną iš šių tanklaivių prie Prancūzijos krantų ir rado Rusijos privačius saugumo rangovus, dar labiau sustiprindami įtarimus, kad Danijoje pastebėti dronai buvo paleisti nuo pro šalį plaukusio su Rusija siejamo laivo. Įrodymai vis labiau rodė į sistemingą Rusijos operaciją, nes tais pačiais metais dronai skraidė virš Volkel oro bazės Nyderlanduose ir virš Brogel karinės bazės Belgijoje, abi susijusios su NATO branduolinių ginklų laikymo susitarimais. Pirmieji incidentai pasirodė jau 2024 metais, kai dronai pakartotinai įskrido į oro erdvę virš pagrindinių EUTV oro bazių Jungtinėje karalystėje ir Vokietijoje. Visi šie įsiveržimai sutapo su Rusija siejamų komercinių laivų judėjimu, parodant, kad žvalgybos kampanija buvo kuriama daugelį metų. Apskritai, Shadow Fleet militarizavimas rodo, kaip Rusija pritaikė civilinius išteklius, kad apeitų Europos gynybą ir masiškai rinktų žvalgybinę informaciją, neperžengdama formalių raudonųjų linijų. Šie incidentai taip pat atskleidžia, kad jūrų dronų operacijos gali tapti nuolatiniu Rusijos elgesio bruožu, kuris jau verčia Europos vyriausybės iš naujo apsvarstyti, kaip jos stebi ir saugo savo pakrantes. Dėl to komerciniai tanklaiviai nebegali būti laikomi vien ekonominiais ištekliais, nes Rusija juos pavertė platesnės savo hibridinio karo strategijos dalimi. Ši nauja realybė tampa vis akivaizdesnė, nes Europos vyriausybės vis dažniau traktuoja Shadow Fleet tanklaivius kaip galimus karinius išteklius, o ne tik kaip laivus, vengiančius sankcijų. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją.
Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.